Labas rytas, pradedame Vyriausiosios rinkimų komisijos kovo 13 dienos posėdį. Pirmiausia, pasitikrinsime kvorumą. Jolita Baušytė. Labą dieną, dalyvauju. Ačiū. Martinas Čerkauskas. Sveiki, dalyvauju. Ačiū. Olga Kilkinova. Sveiki, esu. Ačiū. Šarūnas Liekis. Nesimato, nesigirdi. Laura Martinaitytė. Labas rytas. Ačiū. Gitana Matiekovienė salėje. Inga Milašiūtė. Nesimato, nesigirdi. Justas Pankauskas salėje. Aš salėje. Jolanta Petrušauskienė. Sveiki, esu. Ačiū. Andrius Puksas. Labas rytas, dalyvauju. Ačiū. Maksimas Reznikovas salėje. Ir Andrius Vaišnys. Labas rytas. Ačiū. Tai turime 11 komisijos narių, kvorumas yra ir darbotvarkėje buvo numatyta 3 klausimai, 4 su einamaisiais. Yra prašymas papildyti ir prieš pat posėdį gavome prašymą atidėti. Tai tiesiog klausimą apsistosim. Tai pirmas klausimas dėl Jonavos rajono ir Telšių rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimo nutraukimo nesuėjus terminui ir mandatų naujiems tarybų nariams pripažinimo, pranešėja Reda Daniškevičiūtė. Antras dėl vietos pripažinimo po rinkiminėme Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše, pranešėja taip pat Reda Daniškevičiūtė. Trečias klausimas dėl naujininkų Rasų apygardos. Numeris 14 rinkimų komisijos sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, pranešėjas Rokas Stabingis ir kaip tik šiandien gavome prašymą atidėti. Tai gal Rokas galėtų informuoti mus? Labą dieną, tai šiandien buvo gautas elektroniniu paštu pareiškimas pranešimas, bet čia prašom tik tai dėl 2 skundų nagrinėjimo rezultatų atidėti, kurie buvo apskųsti teisme, bet tai dėl šių 2 skundų, tai VRK juos yra išnagrinėjusi ir parengtam projekte ir yra pasakyta, kad jie nenagrinėjami. Tai šis prašymas nėra kliūtis nagrinėti šiandien klausimą iš esmės. Gerai, tai ačiū. Tai trečias klausimas būtų dėl naujininkų Rasų apygardos numeris 14 sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. Taip pat yra prašymas papildyti darbotvarkę 4 klausimų dėl kovo 16 dienos pirmalaikiams Jonavos rajono savivaldybės mero rinkimams skirtų lėšų paskirstymo pakeitimo, kadangi sprendimo projektas buvo paruoštas jau vakar po pietų, buvo išplatintas VRK nariam, tai ar galim papildyti šiuo klausimu? Matau, kyla ranka. Andrius, prašom, Andriau. Taip, manau, tikrai galim susipažinti su projektu ir tikrai aktualus būtent šiandien svarstymui. Ačiū, tai papildysime. Ir tada 5 klausimas būtų einamieji klausimai. Tai ar galim pritarti papildytai darbotvarkei bendru sutarimu? Prieštaravimų nematau. Ačiū, darbotvarkei pritarta. Tai pirmas klausimas dėl Jonavos ir Telšių rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimo. Prašom, Reda. Labą dieną. Gavome Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Povilo Beisčio prašymą nutraukti įgaliojimus dėl būsimų nesuderinamų pareigų. Taip pat gavome iš Vidaus reikalų ministerijos informaciją dėl įsiteisėjusio Šiaulių apygardos teismo nuosprendžio Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai Janinai Bucevičiai. Tai siūloma pripažinti galiojimus nutrūkusiais ir vietoj minėtų tarybų narių mandatai būtų pripažįstami Jonavoje Egidijui Mažunaičiui ir Telšių rajono savivaldybėje Remigijai Vaitkutei. Ačiū, Redai. Ar būtų klausimų? Tai Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamas rinkimų kodekso 176 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punktais ir 178 straipsnio 1 dalimi nusprendžia patenkinti Povilo Beisčio, Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario išrinkto pagal Socialdemokratų partijos kandidatų sąrašą, rašinį prašymą atsistatydinti ir pripažinti tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui. Antra, pripažinti Janinos Bucevičės, Telšių rajono savivaldybės tarybos narės išrinktos pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatų sąrašą, įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui pagal įsiteisėjusį Šiaulių apygardos
teismo vasario 11 dienos nuosprendį. Trečia, pripažinti negaliojančiai šio sprendimo pirmame ir antrame punktuose nurodytų savivaldybių tarybų narių pažymėjimus. Ketvirta, pripažinti, kad savivaldybių tarybose atsiradus laisvoms vietoms, savivaldybių tarybų nariais tampa kandidatų sąrašų, pagal kuriuos buvo išrinkti nebesantis tarybos nariai, pirmieji tarybų narių mandatų negavę kandidatai. Tai Egidijus Mažunaitis, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, išrinktas pagal Socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, ir Remigija Vaitkutė, Telšių rajono savivaldybės tarybos narė, išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų iškeltų kandidatų sąrašą. Ar galima pritarti bendrų sutarimo? Ačiū, pritarta bendrų sutarimų, dalyvaujant 11 komisijos narių. Ir kitas darbotvarkės klausimas dėl vietos pripažinimo porinkiminėme Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario mandatų negavusių kandidatų sąraše pranešėja Reda Daniškevičiūtė. Prašom, Reda. Gavome Sigito Karbausko prašymą, kad išnykus aplinkybėm, kurios buvo pagrindas pripažinti tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui, tai jisai buvo atsisakęs tarybos nario mandato dėl nesuderinamų pareigų, kurių nuo kovo 1 dienos jis jau jų nebeturi. Tad šio sprendimo projektu siūloma pripažinti Sigitui Karbauskui vietą po rinkiminėme Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų iškeltų Tautos ir Teisingumo sąjungos sąraše. Ačiū, Redai. Ar būtų klausimų? Rankų nematau. Tai vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamas į rinkimų kodekso 178 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgdama į Sigito Karbausko kovo 10 dienos prašymą ir išnykus aplinkybėms, kurios buvo pagrindas pripažinti savivaldybės tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui pagal rinkimų kodekso 176 straipsnio 4 dalies 2 punktą, nusprendžia pripažinti Sigitui Karbauskui vietą po rinkiminėme Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario mandatų negavusių kandidatų iškeltų Tautos ir Teisingumo sąjungos centristų tautininkų sąraše. Ar galime pritarti bendrų sutarimu? Ačiū, dalyvaujant 11 komisijos narių pritarta bendrų sutarimu. Trečias darbotvarkės klausimas dėl naujininkų rasų rinkimų komisijos sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, pranešėjas Rokas Stabingis, ir turim svečių, tai turbūt visus iš karto kviečiam, tik tai kviečiam prie stalo svečius. Tik tai noriu prieš Rokui pristatant su svečiais įsiaiškinti dalyvavimo pagrindus. Tai matau, yra kandidatė buvusi, tai su jumis tiesiogiai susiję ir Reiškia dviejose asmenyse. Pirma asmuo esu stebėtojas ir pakviestas kaip stebėtojas, įrašęs skundus kartu, turintis teisę rašyti skundus, kuriuos jūs šiandien dienai pasiruošę projekte atmesti. Ir antras, esu pateikęs įgaliojimą ir kadangi surištas esu kaip trečiasis asmuo ir trečioji institucija, kuri pažeista ir šiuo metu padavusi vyriausią rinkimų komisijos sprendimą į teismą ir vyksta teisminis procesas, taip pat vyksta ikiteisminis tyrimas specialių tarnybų dėl poveikio rinkimuose. Ir tai aš noriu informuoti komisijos narius, jeigu jie dar to nežinos. Tai va toks mano yra dalyvavimo statusas. bet tai mūsų šitas sprendimas nenagrinėja klausimo dėl to, dėl kurio mes esam teisme. Jisai nagrinėja, jisai numeris 1 įdėtas į jūsų projektą. Bet tai atrodo, kad mes jo nenagrinėjom, kadangi teisme. Gal Rokas galėtų plačiau paaiškinti. Taip, aš galiu paaiškinti, nes šiandien gautam kreipimąsi buvo nurodyta, kad dėl rugpjūčio 30 dienos naujininkų sprendimo numeris 1 ir dėl rugsėjo 12 dienos irgi numeris 3, tai šitie abu sprendimai patenka po VRK sprendimu 2024 m. spalio 22 dienos SP 279, kuris yra apskųstas teismui. Tai šitą mes ir pažymime, pažymoje tas ir yra pasakyta, kad šitie skundai pakartotinai yra nenagrinėjami, nes jau yra išnagrinėti vyriausios rinkimų komisijos. Tik tai mes pataisysim sprendimo dalį, kuriame buvo nurodyta, kad
šiuo klausimu priimti VRK sprendimai įsiteisėję. Iš tikrųjų, jie nėra įsiteisėję. Mes šitą patikrinom aplinkybę, todėl siūlysim truputį kitokią formuluotę, kad jie yra išnagrinėti VRK, o ne neįsiteisėję. Bet tai nieko nekeičia. Mes nagrinėti galim. Tai tada kokios būtų kolegų nuomonės dėl svečio dalyvavimo mūsų posėdyje? Nes suprantu, kad tiesioginio suinteresuotumo nėra. Gerbiamą pirmininkę, aš dar kartą pažymėsiu, ar pakviestas esu kaip stebėtojas, kuris irgi parašė skundą ir kaip stebėtojas aš turiu teisę dalyvauti, nes jūs nagrinėsit mano skundus kartu su kandidatė. Tai posėdėje dalyvauti, taip jūs turite teisę, bet nebūtinai pasisakyti. Tai Tai dėl jūs to, teisė, jūs va, man tai arba dėl to duosite tada. arba ne. taip aš dėl to, tai turbūt Taip. tada. Reikia balsavimo. Taip, tai tada jo, paprašysim jūs stebėti, nes kaip ir nėra pagrindo pasisakyti. Gerai, tai ačiū. Tai Noriu tik pasakyti pastabą, kad komisijos nariams, kad jie dabar teisės skyrius paruošęs jiems projektą dėl komisijos sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. Tie komisijos sprendimai yra teisme. Ne skundai, o sprendimų, reiškia, priėmimo faktas yra teisme. Jie negali būti teisėti, kol teismas nepriims kitokio sprendimo. Tai komisijos nariai turėtų žinoti, kad teisės skyrius paruošė projektą ir nepateikė tikslios informacijos, kad kai Gerai. kuria medžiaga yra teisme, kai kuri medžiaga vykdomi tyrimai, kai kurioje medžiagoje vyksta specialūs tyrimai ir jie turi tą žinoti, Gerai. kad priimant sprendimą apie tai, kad tokie veiksmai naujininkų apygardos yra teisėti, tai yra neteisėti. Taip. Ačiū. Ačiū. Rokas pristatydamas mums turbūt pasakės taip. Tai va. Jo, gerai, tai ačiū. Tada prašom Rokai pristatyti klausimą. Taip, aš norėčiau tada pristatyti pažymą dėl naujininkų rasų apygardos sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. Kaip pagal šioje pažymoje yra aptariami 9 skundai pateikti pareiškėjų. Tai būtent pirmame skunde yra išvardinti visi identifikaciniai numeriai skundų, kurie buvo aptarti skundė numeris 1. Vėlesniuose skunduose, kaip jūs matysite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iš esmės, kadangi į pirmą skundą sudėti beveik visi apygardos sprendimai, tai vėlesni skundai, 2, 3, 4, 5 ir toliau, jie tiesiog pakartoja tas, kas jau bus pasisakyta pirmame skunde. Tai dėl pirmo skundo yra pateikta pažymoje lentelė, kuri leis lengviau galbūt orientuotis pristatant tos skundus, nes būtent šioje lentelėje suvesti yra 21 skundas, kurio rezultatus ir skundžia pareiškėjai. Tai iš šitos lentelės mes galime matyti, kad pats pirmas skundo identifikacinis numeris 035213, tai dėl jo yra priimtas apygardos sprendimas rugpjūčio 30. Šitas sprendimas buvo nagrinėtas apeliacinė tvarka jau vyriausiojo rinkimų komisijoje ir buvo priimtas sprendimas SP 279. Tai va būtent apie ką buvo šiandienos pareiškėjų prašymas, tai apie tai yra, kad šitas sprendimas VRK SP 279 jis yra apskųstas teismui, tai mes šito skundo ir nenagrinėsime ir bus pasisakyta pažymoje, kad jisai nenagrinėtinas, nes jau jis yra išnagrinėtas VRK. Tai kaip teismas nuspręs, taip ir bus galutinis rezultatas. Taip pat atkreipiu į tą eilės numeris 3, numeris 035998. Irgi kalba eina apie apygardos sprendimą rugsėjo 12 dienos TG3. Jis irgi buvo nagrinėtas VRK apeliacinė tvarka, jis buvo panaikintas, tai dėl jo irgi
vyksta teismas, nes tas pats sprendimas SP279 yra apskūstas. Ir šiuo atveju mes jo ir nenagrinėsim. Tas ir bus ir parašyta ir pažymos siūlymuose, ir sprendime. Tik tai, kaip minėjau, sprendime bus pataisyta. Ten buvo pažymėta sprendime, kad jie yra įsiteisėję, bet mes parašysim, kad jau VRK išnagrinėta, tie sprendimai nėra dar įsiteisėję, neskundžiami teisme. Tai jų iš esmės ir nebus ir nenagrinėsim. Tai dabar, ką mes nagrinėsim, iš tikrųjų, tai 16 pažymos punkte išvardinti 8 skundai, kurie jau buvo išnagrinėti VRK pirmą instanciją, tai jų nagrinėti jau nereikia. Tokie ir siūlymuose pažymos yra, kad mes jų nenagrinėsim. Dabar tie, kurie nebuvo išnagrinėti, irgi 16 punkte išvardinti šitie punktai. Tai šitie likę skundai. Tai būtent reikia išnagrinėti skundus dėl šių ARK sprendimų, tai dėl TG2, TG7, TG4, TG5, TG6, TG8, TG9, TG10, TG11 ir TG15. Tai šitie bus sprendimai apygardos ir nagrinėjami šiandien dienos posėdėje. Tai galbūt tada ir pradėčiau aš nuo šitų skundų nagrinėjimo. Taigi, TG2 turbūt tas būtų pirmas sprendimas, kuris yra apeliacinė tvarka nenagrinėtas ir jį reikia nagrinėti. Tai būtent apygardos rinkimų komisija rugsėjo 6 dieną posėdėje priėmė sprendimą, pritarė tyrimo grupės išvadai. Ši tyrimo grupė atlikus tyrimą nustatė, jog vadovaujantis rinkimų kodekso 95 straipsnio pirma dalimi ir VRK rekomendacijų laikraštyje Obzor rusų kalba patalpinta diskusijos straipsnis apie ekonomiką ir mokesčių reformą su Jekaterina Rojaka nėra politinė reklama. Tai pažymoje pridėta išvada, tyrimo išvadoje nurodyti argumentai, kodėl tai nelaikoma reklama. Laikraštėje patalpinta diskusijos straipsnis netitinka VRK rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo ir vertinimo 11 punkte nurodytų politinės reklamos požymių. Ir daroma tokia išvada įvertinus, kad suskundžiamų sprendimų sutiktina jame ir tyrimo išvadoje nurodytais argumentais. Skundžiamas sprendimas priimtas apygardos rinkimų komisijos posėdėje pagal nustatytą tvarką, remiantis tyrimo grupės išvadą, todėl laikytina, kad pareiškėjų skundas šioje dalyje nepagristas. Galbūt dar papildomai pasakyčiau, kad dėl to TG2 tai buvo kreiptasi ir į pačią Rojaką. Jinai yra pateikusi išsamius paaiškinimus, kad tai nėra politinė reklama. Iš tikrųjų, iš pačio straipsnio, kiek aš skaičiau ir susipažinau, tai iš tikrųjų jis yra apie ekonomiką ir kadangi dar yra tokia problema, kad labai nekokybiškas tekstas, kokybiškesnio nepavyko surasti, tai tiek, kiek buvo galima susipažinti su to straipsniu, tai jisai yra dalykinis. Dar galbūt pacituosiu galbūt Jekaterinos Rojakos. Jinai nesutinka kad ten buvo politinės reklamos. Pats straipsnis buvo parašytas skleidėjų iniciatyva ir tiesiog jin teigia, kad tai yra apie ekonomiką ir ekonomikos mokesčių reformą ir ekonomikos būklę. Jame jį pateikė savo ekspertinę nuomonę apie Lietuvos ekonomikos situaciją, mokesčių reformą ir ekonomikos iššūkius. Turinys nėra agitacinis, nekalbama apie rinkimus Lietuvoje ar mano dalyvavimą juose. Už straipsnio spausdinimą nebuvo apmokėta ar sutarta apmokėti vėliau.
toksai va buvo gautas paaiškinimas. Tai pasiūlymas yra dėl šito skundo palikti tą TG2 apygardos rinkimų komisijos sprendimą. Nežinau, čia po vieną ar viską pristatyti. Turbūt viską. Taip, tada šitą mes pristatėme. Toliau sekantis sprendimas yra TG, aš einu gal lentelėje TG7. Tuoj vieną sekundėlę aš jį susirasiu. Septyni. Taip, TG7 buvo priimtas spalio 1 dieną ir tyrimo grupės išvada buvo. Tyrimo grupė atlikus tyrimą nustatė, kad vietos veiklos bendruomenė vardan Salininkų organizavo ir finansavo Salininkuose žolinių šventę. Vietos veiklos bendruomenės vardan Salininkų steigėja, pirmininko pavaduotoja ir tarybos narė yra Violeta Fominenė. Minėtos šventės metu Violeta Fominenė agitavo už Violetos Fominenės rinkimų kampaniją. Renginyje buvo sudarytos sąlygos viešai kalbėti ir pasirodyti tik vienai kandidatai Violetai Fomineniai. Minėto renginio metu buvo teikiamas nemokamos paslaugos, pasiplaukiojimo valtimi galimybės, nemokami mėsos patiekalai bei vaikų pramogos putų patranka ir animatorius tigras. Taip pat muzikos paslaugos. Atsižvelgiant į tai, buvo pažeistas politinės reklamos žymėjimo aprašo 14 punktas, rinkimų kodekso 25 straipsnio 5 dalis, 102 1 dalis ir 102 ir 101 pirma dalis, paskui atitaisytas buvo šitas. Tai šita tyrimo grupės išvada remiasi, buvo konstatuotas, kad tai yra papirkimas. Rinkėjų remiasi, yra nuotraukos surinktos, yra įvertinti susirašinėjimai Facebook'e. Iš nuotraukų matosi vykstantis renginys, žmonės, kepama mėsa, maistas, palapinės, pramogos, plakatas yra, kuriame nurodoma Violeta Fominenė. Aišku, daug ir pačiam Facebook'e buvo įrašų susijusių su šitos šventės viešinimu, nors Violeta Fominenė kaip kandidatė tam plakate tiesiogiai nėra įrašyta, bet to renginį lydinčiuose komentaruose yra nuoroda į tai, kad jin yra kandidatė. Taip pat yra komentarų apie parašų rinkimą. Todėl siūloma yra palikti šitą apygardos sprendimą kaip rinkėjų papirkimą. Palaukit. Rokas pristatys pažymą, tada jūs galėsite pasisakyti. Tai tada tiek būtų, žodžiu, siūlomas palikti šitas sprendimas. Dabar tada eisiu prie kito, TG4. Susirasiu. TG4 tai yra apie Zuoko totalizatorių Facebook'e, spėk ir laimėk pietus su politiniu prieskoniu. Tai tyrimo grupės išvadai pritarė, apygardos rinkimų komisija. Grupės išvada buvo apie tai, kad Zuokas paskelbė totalizatorių, spėk ir laimėk pietus. Minėtame kreipinėje siūlė atspėti, kokio sąrašo numerį turės partija Laisvė ir Teisingumas. Buvo informuota, kad pietus vyks tik po rinkimų, pakviesiu 10, kurie pirmieji atspės. Taip pat pažymėta, kad tai yra rinkimų agitacija. Tyrimo grupė nustatė, kad jog vadovaujantis rinkimų kodeksų 101 dalim, Artūro Zuoko politinėje reklamoje agitacijoje paskelbtoje Facebook grupėje, kurioje rengia totalizatorius su siūlymu atspėti, kokį sąrašo numerį turės partija Laisvė ir Teisingumas, bei po rinkimų žada pakviesti pietums su politiniu prieskoniu 10, kurie pirmieji atspės, rinkėjų papirkinėjimo požymių nėra. Ir taip pat jie gavo ir paaiškinimą Artūro Zuoko
kurį pacituosiu, pažymiu, kad Facebook'o įrašas netitinka rinkėjų papirkimo sąvokos. Visų pirma, paskelbtų totalizatoriumi buvo kviečiama socialinio tinklo sekėjus atspėti rinkimų sąrašo numerį, neskatino balsuoti rinkimuose. Taip pat pažymi, kad kvietimas į pietus nereiškia, kad Zuokas už juos mokės. Pats laimėjimas reiškia galimybę pabendrauti prie pietų stalo apie visuomeninę ir kitą viešą veiklą, o pietus apsimoka savarankiškai kiekvienas asmuo, jei toks susitikimas būtų. Dovanų nesiūliau, nesiekiau paveikti rinkėjų motivacijas. Toks yra Artūro Zuoko paaiškinimas, tai apygardos rinkimų komisija įvertinusi šias aplinkybės nusprendė, kad rinkėjų papirkimo požymių nėra ir mes siūlome palikti apygardos komisijos sprendimą. Toliau kitas apygardos sprendimas, kurio teisėtumas, pagrįstumas buvo tikrinamas šioje pažymoje, tai TG5. Taip pat buvo pritarta tyrimo grupės išvadai. Tyrimo grupė atlikusi tyrimą nustatė, kad Violeta Fominė Facebook paskyroje pasakoja apie savo atliktus darbus, taip skleidė paslėptą politinę reklamą, kadangi nebuvo pažymėta, kad tai kandidato reklama, bei nebuvo uždėta pagal taikomus žymėjimo reikalavimus, todėl pažeidė politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo 14 punktą ir buvo nuspręsta, vadovaujantis nėra įgaliota vertinti Violetos Fominės elgesio atitikimo Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodekso reikalavimų. Taip, tai dabar tai aš dar atsiversiu pažymą. Taip, kas siūloma yra dėl šito? Siūloma iš dalies laikyti pagrįstu. Yra sprendime konstatuota, kad Fominė pažeidė rinkimų kodekso 95 straipsnio 5 dalies reikalavimus ir žymėjimo tvarkos aprašą. Įvertinus prie sprendimo pridėtus Fominės įrašus socialinėme tinkle Facebook, nustatyta, kad jie buvo skleidžiami neatlygintinai. Kadangi rinkimų kodeksas nustato reikalavimą žymėti tik atlygintinę politinę reklamą, todėl apygardos rinkimų komisija priimdama sprendimą netinkamai pritaikė rinkimų kodekso 95 straipsnio 5 dalies ir politinės reklamos žymėjimo tvarkos 14 punkto nuostatas. Todėl sprendimas šioje dalyje naikintinas, kad Violeta Fominė Facebook skleidė paslėptą politinę reklamą. O kitoje dalyje, kur pasakyta, kad dėl jos elgesio atitikimo politinių elgesio kodekso reikalavimams nėra įgaliota vertinti, jis paliekamas. Tai toks yra pasiūlymas, kad iš dalies panaikinti toje dalyje ir pažymos siūlymuose yra konkrečiai parašyta, kurioje dalyje. Tai tada pristatėme TG5. Toliau sekantis sprendimas yra TG6. TG6 yra taip. Tyrimo grupės išvadai buvo pritarta. Tyrimo grupė atlikus tyrimą nustatė, kad vadovaujantis rinkimų kodekso 25 straipsnio 1 dalimi ir žymėjimo tvarkos aprašu, Fominė Facebook paskyroje, kalbėdama apie savivaldą, viešai naudoja tam tikros asmens vardą pavardę, o ne pačią instituciją, galimai netiškai pasisako vertinant Rasų seniūnijos seniūnę. Tai šiuo atveju politinės reklamos žymėjimo pažeidimo apygardos rinkimų komisija nenustatė, o dėl etikos pasisakyta, kad nėra įgaliota vertinti etikos kodekso reikalavimų.
Tai šitas, tai aš atsiversiu pasiūlymą. Tai mes siūlome sutikti su priimtu sprendimu, nurodytais argumentais. Tuo labiau, kad ir nėra tikslo skųsti, nes joks pažeidimas čia nenustatytas, pareiškėjos pažeidimo nekonstatuota. Tai iš esmės siūlom palikti tą sprendimą toks, koks jis yra. Tada eisim prie sekančio sprendimo, TG8. TG8 yra. Taip, buvo pritarta irgi tyrimo grupės išvadai. Čia yra kalba irgi buvo skundžiamas Zuoko plakatas iš esmės, bet prie to skundo dar yra pridėtų tam tikrų aplinkybių, kaip 19 metų susitarimas tarp Zuoko ir Vilniečių koalicijos Laimingas Vilnius. Bet iš esmės tai pats plakatas buvo pažymėtas, jisai buvo pakabintas skelbimo lentoje, o ten kažkokio ryšio su tuo 19 metų susitarimu nėra, nes jisai pasibaigęs tas susitarimas 23 metais. Iš esmės, tai paskaitysiu tada mūsų pasiūlymą, koks čia yra. Mūsų pasiūlymas yra su skundžiamu sprendimu sutikti, jame ir tyrimo išvadė nurodytais argumentais. Iš skundo medžiagos matyti, kad Zuoko plakatas yra bendrame stende su kita reklaminė informacija, plakatas yra pažymėtas, apačioje matyti žymėjimų užrašas, todėl jos skelbimas nėra draudžiamas. Sutikti su RK sprendimu laikyti pareiškėjų skundą nepagrįstu. Tai toks yra dėl TG8. Dabar toliau yra TG9. Irgi buvo pritarta tyrimų grupės išvadai. Tyrimų grupė atlikus tyrimą nustatė, kad kandidatė Fominienė vykdė pasikartojančią neteisėtą rinkiminę agitaciją socialiniuose tinkluose Facebook paskyroje, naudojant užpildytą originalų balsavimo biuletenį, pažeisdama Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 23 straipsnio 2 dalį, 142 straipsnio 7 dalį. Paskaitysiu mūsų siūlymus. Siūloma nesutikti su apygardos rinkimų komisijos sprendimu dėl tokių motyvų. Nustatyta, kad tą patį skundą pareiškėjas buvo pateikęs ir Vyriausiai rinkimų komisijai, ir apygardos rinkimų komisijai. Vyriausiai rinkimų komisija pareiškėjui įgautą skundą yra atsakiusi spalio 21 dienos raštu. Žodžiu, Vyriausioji rinkimų komisija pareiškėją informavo, kad rinkimų kodekso 142 straipsnis reglamentuoja balsavimo tvarką rinkėjams atvykus balsuoti rinkimų apylinkę rinkimų dieną. Šiaip tas biuletenis buvo platinamas spalio 10, tai yra ne rinkimų diena, dar balsavimo iš anksto metu. Taip. Rinkimų kodekso 142 straipsnio 7 dalies prasme draudimas viešinti užpildytą rinkimų biuletenį taikomas tik užpildyto rinkimų biuletenio viešinimui rinkėjams atvykus balsuoti apylinkės rinkimų komisiją rinkimų dieną balsavimo patalpoje, tai siejant su balsavimu slaptumu. Toks buvo Vyriausios rinkimų komisijos raštas, nuris, aišku, yra prieštaraujantis apygardos rinkimų komisijos sprendimui. Tai atsižvelgiant į tai, buvo siūloma mūsų pažymoje panaikinti apygardos rinkimų komisijos sprendimą, kadangi pačiam sprendime nėra detalizuota, kaip pasireiškia minėti pažeidimai ir toks yra pasiūlymas. Tada sekantis būtų apygardos sprendimas TG10. Atsiprašau, gal TG11, tada tuo pačiu pristatysiu. Nes TG11 yra analogiškas kaip prieš tai, tik tai čia vardan savininkų jau skleidė savo Facebook paskyroje tą patį rinkimų biuletenį. Tai irgi
buvo pripažinta pažeidimu, tai mūsų pasiūlymas irgi dėl to biuletenio, kadangi yra ir VRK raštas, išaiškinimas, tai siūloma irgi panaikinti tą TG11. Dabar tada grįžtu prie TG10. TG10 irgi buvo pritarta tyrimo grupės išvadai. Jisai yra susijęs su netinkamu Violetos Fominės plakato žymėjimu. Ne visi reikiami elementai yra įrašyti tam žymėjime. Tai čia detaliai tyrimų grupė išrašysi, kas netitinka. Ir pripažinta, kad netinkamai buvo pažymėtas. Tai irgi siūloma palikti apygardos rinkimų komisijos, palikti šitą sprendimą. Tuoj paskaitysiu mūsų siūlymą. Taip, mūsų siūlymas toksai. Taip, su skundžiamų sprendimus sutiktina jame ir tyrimo išvadoje nurodytais argumentais, be to, nagrinėjant skundą nustatyta, kad Vyriausioji rinkimų komisija spalio 22 yra priėmusi sprendimą SP 278. Būtent šito sprendimo sudedamoji dalis, tai yra, jame taip pat buvo vertintas analogiškas kandidatės plakatas ir buvo konstatuota žymėjimo pažeidimai, kad netinkamai buvo pažymėta. Todėl siūloma irgi pritarti, atsižvelgiant į tai, kad jau toks panašus yra VRK sprendimas dėl to paties plakato vertinimo, yra netinkamai pažymėta, trūksta kai kurių elementų, tai siūloma palikti apygardos rinkimų komisijos sprendimą. Ir paskutinis pats TG15, jis irgi buvo. Jo teisėtumas ir pagrįstumą mes tikrinom, kadangi jis buvo tarp tų skundų nurodytas. Tai TG15 iš esmės skundas ėjo apie tai, kad pareiškėja prašė nurodyti tyrimo grupės sudėtį. Tai ir VRK atsakymas yra pateiktas dėl šito pačio. Ir apygardos rinkimų komisija pateikė, kad apygardos rinkimų komisijos nariai yra skelbiami viešai, galima matyti. Ir po teisinio pagrindo nurodyti tyrimo grupės sudėtį jie nerado, tai taip ir buvo paaiškinta. Čia daugiau informacinis toksai buvo sprendimas. Todėl siūloma palikti apygardos rinkimų komisijos sprendimą, kad nebuvo pažeista skundų nagrinėjimo tvarka. Ir toks būtų ir pasiūlymas palikti mūsų apygardos komisijos sprendimą. Nežinau, pristačiau daugiau mažiau visus tuos apygardos sprendimus, kurie buvo skundžiami. Čia kai kur, aišku, jie po 2 kartus yra skundžiami, tai iš tos lentelės viskas matosi. Kas atsakyta buvo anksčiau, jau irgi matosi. Tai gal atsakysiu į klausimus arba jeigu bus jų. Daugiau papildomai dėl skundų narai 2, 3, 4 jau nieko ką prieš lentelę. Prieš tai Rokai pasakė ir viskas jau, ar daugiau kažką dar pristatysi. Taip, dėl skundų TG1, TG3, aš kaip jau sakiau, jie jau buvo išnagrinėti Vyriausios rinkimų komisijos sprendimu SP 279, kuris yra apskųstas, tai mes jų pakartotinai ir neturim teisės nagrinėti ir tas buvo pažymoje pasakyta ir sprendime, ten, kur prie eilės numeris 1 ir eilės numeris 3 buvo parašyta, kad sprendimai yra įsiteisėję, tai šitą dalį reikėtų tada išbraukti. Iš tikrųjų, jie jau yra išnagrinėti ir mes jau daugiau teismas spręs dėl jų. Tai šitą mes nenagrinėjom, kadangi išnagrinėta. Jo, kadangi yra sprendimai, tai išklausiu. Gerai, ačiū Rokui tada, tikrai didelis darbas padarytas, tada kelia ranką kandidatė, tai prašom. Tai ką, laba diena. Ir- Aš tikiuosi, jūs visi pasiruošę esate šitam posėdžiui ir ten už ekranų, kurie sėdite. Tai labai malonu visus matyti ir manau, kad čia susirinko kompetitingi asmenys.
Tai dabar pradėsiu viską taip sukonkretinsiu ir pasisakysiu, taip pat apsiginsiu nuo šito viso šmeišto. Tai galbūt aš ir pradėsiu. Tai aš esu Violeta Fominienė, vietos veiklos bendruomenės vardan Salininkų steigėja, tarybos narė, Visuomenės gynimo asociacijos VIGA administracijos vadovė, Vilniaus miesto savivaldybės Naujininkų seniūnijos vaikų seniūnaitijos seniūnaitė. Prašau šitą išgirsti, seniūnaitė. Tai va, ir taip pat nepriklausoma kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius. Šiandien viešai ir garsiai kaltinu vyriausią rinkimų komisiją dėl šmeišto, spaudimo ir galimai nusikaltimo, kurį jie atliko prieš mane bandydama sužlugdyti mano politinę kampaniją. Komisija, kuri buvo šališka mano atžvilgiu, kom pasekoje ir dokumento klastojimas ir VRK neveikimas. Iki šiol nesugavusiu jokio atsakymo, kas suklastojo mano elektroninio laiško dokumentą. Manau, kad tai yra klasikinis ir akivaizdus dokumento klastojimas, tačiau dėl nesuprantamos priežasties VRK nesugebėjo nė karto atsakyti mano klausimą, kas pateikė suklastotą dokumentą ir iki šiol galimai nepradėjo jokio tyrimo. Aš reiškiu griežtą nepasitikėjimą VRK dėl jos neveikimo, dėl negebėjimo išspręsti šio klausimo ir užtikrinti mano konstitucinių teisių ir laisvių gynimų. Be to, VRK pažeidė teisę į privatumą, pažeidė Lietuvos Respublikos asmenų duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir BDR atskleidė skundiko asmens duomenys man, Violetai Fominieniai, atskleidė neteisėtai duomenys. Tai yra labai šiurkštus pažeidimas ir iki šiol nėra jokių paaiškinimų dėl šio pažeidimo. O tai reiškia, kad ir kaltų nėra, ne? VRK nesugebėjo atsakyti ir paaiškinti, kaip šis pažeidimas galėjo įvykti. Taip pat viešai pareiškiu, kad dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teisę buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Iš 4. karto buvo atidaryta baudžiamoji byla. Tai yra pagal 154 straipsnį pirmą dalį, jeigu jūs nežinote, ir pagal baudžiamąjį kodekso 172 straipsnį pirmą dalį. Dėl trukdymo pasinaudoti rinkiminę teisę. Tai yra rimti kaltinimai ir aš tikiuosi, kad teisėsauga atliks išsamų ir nepriklausomą tyrimą, siekdama nustatyti atsakingus asmenys, kurie trukdė man pasinaudoti rinkimų teisę ir naudoja prieš mane psichologinį spaudimą ir prievartą jame. Dėl šio procesų nukentėjo ne tik mano dalykinė reputacija, nes iki šiol negaliu susirasti darbą, kol gyvenime to nebuvo, visada rasdavau darbą labai greitai ir dirbau kuo puikiausiai. Toliau, šiuo metu aš dirbu be atlygio, nes mano visa vykdoma veikla yra neatlyginta, dirbu ir atstovauju žmonės už ačiū ir didžiuojuosi, jog mano savanorystė padėti žmonėms duoda rezultatus. Atkreipiu dėmesį, kad taip pat turiu rimtų sveikatos sutrikimų. Padaryta didelė žala mano sveikatai. Mano sveikata rinkimų kampanijos metu buvo sužlugdyta nepataisomai. Įsivystė panikos atakos, kyla aukštas kraujospūdis, šalia krūtinės vasaros metu susidarė cista, jį didėjo, teko operuoti. Dabar aš vaikštau su randu, dėl ko aš jaučiu didelį diskomfortą. Bet gal grįžkim prie esmės. Taip, aš jau einu iki esmės. Gerai, jūs kalbėjote, aš jums netrukdžiau nesąmonės kalbėti, tai dabar aš kalbu. Taip, tuoj minutę, aš prieinu iki tyrimo. Aš atėjau čia taip pat. Mikrofoną išjunkit minutėlį. Pirmininkė, norėčiau paprašyti ir prelegentę kalbėti apie nagrinėjamą tyrimą, o ne apie šalutinius dalykus, kuriuos puikiai tikrai žmogiškai galima suprasti, tačiau grįžkime prie kalbos apie tyrimą. Ačiū. Tai viskas yra susiję. Tai yra rinkiminių momentų įvykę dalykai, Mes dėl nenagrinėjom kurių... kampanijų, nagrinėjom skundus kelias. Tai gerai, tai čia ir esmė to yra skundo. Tu aš einu toliau. Tai va, tai šiandien po viso to, ką patyriau ir po to, kaip VRK sąmoningai bandė nuslėpti pažeidimus, aš esu pasirengusi kovoti už savo tiesą ir už teisingumą. Tai dabar, jeigu jau neduodate man sakyti tai, kad aš visą naktį sėdėjau ir kūriausi, nes neturiu nei advokatų, nei jokių teisininkų ir taip toliau, tai tada prie esmės einu kitos dar. Kaip jūs žinote, aš esu seniūnaitė ir išrinkta 2023 metais. Mano veikla už 2023-2024 metus prasidėjo su 106 puslapių. Aš turiu veiklos ataskaitą, ką aš dirbau Salininkuose. Ir prieš rinkimus aš taip pat buvau seniūnaitė, kuri kiekvieną
šventę organizavau aš. Aš buvau visą laiką organizatorė šitų švenčių, aš baigusi Vilniaus konservatoriją, esu meniškos sielos žmogus. Ir man tai suteikia malonumą dirbti žmonėm be atlygio. Už tai buvo įsteigta ir bendruomenė, kad padėti ir ginti žmonės. Tai visas šventes aš rengiau nemokamai. Ir kad čia yra šmeižtas, dabar aš prieisiu prie žolinių esmės, kur yra parašyta, kad minėtos šventės metu Violeta Fominienė agitavo už Violetos Fominės rinkimų kampaniją. Parodykite man įrodymus, rodykite man dabar viską, ką jūs turite surinkę ir kodėl padarėte tokį sprendimą, kad aš agitavau šitų metų. Parodykite man visos nuotraukas, kur matėsi, kad aš agitavau, kodėl rašote, kad minėto renginio metu buvo teikiamos nemokamos paslaugos. Tos paslaugos teikia bendruomenė už bendruomenės narių paramai skirtus pinigus. Ką jūs kalbate? Arno didžėjus paslaugos viešpatie tu Dieve. Čia viskas buvo apmokėta iš vardan salininkų žmonių pinigų, kurie skyrė paramą. Jūs galėjote viską išsianalizuoti prieš teikiant man tokį šmeižtą. Toliau. Renginėje buvo sudarytos sąlygos viešai kalbėti ir pasirodyti tik vienai kandidatei. Apie ką jūs kalbate? Kokį kandidatį? Kaip jūs drįstate teikti va tokį teiginį? Jūs rašote čia specialiai juridiniam kalbom tokiam? Jūs man pasakykite, kaip jūs įrodote dabar, kad minėto renginio metu buvo teikiamos, tai yra, buvo viešai leista kalbėti, pasirodyti tik vienai kandidatui, ta prasme tik vienai. Ir aplamai, kodėl mes apie tai čia kalbame, apie šventę. Kokie skundai buvo, ar tai yra pagristumas, kodėl jūs į va tokius skundus iš karto mane padarote jau tokią nusikaltėlę priešę, kai aš vykdau savo darbą kaip seniūnaitės. Pasiskaitykite, jūsgi labai gerai žinote įstatymus, geriau negu aš. Jūsgi žinote, ką daro seniūnaitė. Aš ir organizuoju šventės, ir juose dalyvauju. Ir tai nemokama, aš net neimu už seniūnaitės atlygio 30 eurų šitų žeminančių pinigų. Aš viską darau savo valia. Ir jūs mane šmeižiate dabar tokiais dalykais, kad aš rinkiminę kampaniją vykdžiu per žolinės. Aš visas šventės rengiau nuo pat įsikūrimo vardan salininkų ir nuo pat seniūnaitės, kuri turinti vaikų teritorijoje toje, apie 3000 žmonių. Jūs pažiūrėkite mano veiklos ataskaitą, 106 puslapiai, kaip aš dirbu. Ir viską tai darau nemokamai, be jokių atlygių. Ir jūs sakote, kad aš papirkinėjau rinkėjus. Kaip? Kokiu būdu aš juos papirkinėjau? Kokiu būdu? Aš labai noriu, kad jūs man pristatytumėte dabar, pagrįstumėte įrodymus, nes tai aš skaitau, kad tai yra šmeižtas. Reaguoti? Ne, tai jūs pabaikit šnekėti, nes tik mikrofoną įsijunkit. Mikrofoną įsijunkit. Tuoj, kas čia dar buvo prirašyta? Taip. Taip, fotofiksacijos, ištraukos iš Facebooko, kuriuose buvo nurodyta, kad tai yra organizuota žolinių šventė. Tai aš ir fiksuoju, aš visą laiką, jūs pasižiūrėkite visą mano Facebooką, vardan salininkų Facebooką, kurį aš taip pat vedu, aš kaip tas vijurkas visur esu ir savo Facebooką vedu, vardan salininkų padedu vesti Facebooką. Aš visur dedu informaciją apie šventes, apie susirinkimus ir taip toliau. Tai nebuvo vienintelė šventė, kurią aš padariau. Prieš tai buvo ir kalėdos ir taip toliau, ir ten yra įrodymai, kad aš visas šventes ir rengiau, ir vedžiau pati. Nesutinku su šitais kaltinimais ir čia grynas šmeižtas, kad aš agitavau, kad aš savo rinkiminę kampaniją dariau, kad aš ten rengiau tą renginį. Čia grynas šmeižtas. Ir dėl šito šmeižto aš tikrai kreipsiuos į teismą, todėl kad aš negaliu to vertinti. Jūs mane dabar kuo skaitote?
Kaip galite? Jūs ne vieną kartą, praeitą kartą pas jūs buvau, ne vieną kartą dar sėdėjo čia teisininkė, kurios kompetencijos, aš labai, jos šiandien, aišku, Meželytė Estera, nebuvo irgi, nieko nebuvo sukoncentruota tiesiogiai pasakyti man, kuo aš kaltinama. Jūs pastoviai mane tik tai kaltinot, aš nei vieno negirdėjau pagrįsto atsakymo. Mano dokumentus suklastojate ir tai negirdėjau atsakymų. Fotofiksacijos, ištraukos iš Facebook paskyros, tai taip, aš dedu tenai savo video, viską, kad bus šventė, ta nuotrauka, tai kas, kad aš esu seniūnaitis, aš esu bendruomenės steigėja, kodėl aš negaliu būti tose nuotraukose? Aš turiu pilną teisę juose būti, tai kas mane žmonės išrinko, mane šitie žmonės išrinko, kad aš eičiau kandidatuočiau, buvo protokolas ir žmonės pasakė man eiti kandidatuoti į Seimą. Aš tą ir padariau. Ir dabar aš, žinokit, labai gailiuosi, todėl kad aš sugadinau savo sveikatą. Gal galim grįžti vėl prie Tai va. Tai aš prašau, labai noriu, pristatykite man, prašau, įrodymus dabar dėl žolinės. Ne, tai jūs jau visais skundais pasisakėte. Dabar dėl Zuoko ir Rojakos, aš manau, kad tai, vat, ką aš pasakiau, kad aš nepasitikiu VRK ir kad čia tas Zuokas atsakė ir Rojaka, tai čia, žinot, dabar ką aš galiu dar pasakyti. Reiškia, Rojaka gali prieš rinkimus, ne, pasisakyti. Kodėl jinai dabar tam Abzor laikraštyje ar dar kažkokiam nepasisako, o tik prieš rinkimus. Dėl Zuoko, reiškia, lentoje prie bendruomenės namų aš negalėjau kabėti, ant manęs buvo parašytas skundas, o Zuokas, reiškia, gali kabėti. Ir jūs sakote, Zuokas atsiuntė ten tokį išsamų pasiaiškinimą. O aš, reiškia, negaliu kabėti. Reiškia, aš pažeidžiau, o Zuokas nepažeidė, ne? Kodėl tokia diskriminacija? Ką, Zuokas krūtesnis kažko tai negu aš? Jis toks pats žmogus kaip ir aš. Tai kas, kad jis turi patirtį didesnę visokiems tiems dalykams? Taip, ką čia dar norėjau pasakyti. Tai va, dėl Rojakos, dėl Zuoko, manęs jie dabar visai nedomina, mane domina aš pati, ant manęs vykdomas šmeižtas. Dėl žolinio aš išsakiau savo nuomonę. Dabar, vat, matot, kai jūs išsakote visus tuos skundus, aš pamiršau, kas buvo toliau. Nes labai nervuojasi ir tikrai jaudinosi. Jums tai labai gerai, jūs čia pripratę prie tų visų dalykų, o aš ne. Ko jūs mane ten dar kaltinote? Priminkite, prašau. Priminsiu, apie ką dar ten tie skundai buvo, apie dalyje dėl žymėjimo, kur jūsų plakatas buvo netinkamai pažymėtas, ten trūksta kai kurių elementų. Šitas buvo, paskui dėl biuletenių, tai irgi čia VRK turės apsispręsti. Jūsų Facebook'e, kur jūs komentavote įvairius, sakysim, tokius reklaminius įrašus, bet aišku, jie buvo apygarda pripažino juos reklaminiais, bet mes siūlome nelaikyti, kadangi jie buvo neatlygintini. Tai va tokie pagrindiniai. Tai aš savo nuomonę pasakiau, aš manau, kad aš apsigyniau garbingai ir pasakiau tai, ką aš galvoju ir ką aš darau. Veiklos ataskaitą mano matėte ir prašau tikrai atsižvelgti į tai, kad aš vykdau šitą veiklą seniūnaitės nuo 2023 metų. Esu labai daug ką padariusi Salininkų žmonėms ir šventės rengiu ir ta šventė žolinės tai buvo eilinė šventė, kuri buvo suplanuota metų pradžioje, kaip ir visos šventės, kai mes susitinkame su bendruomenės nariais, kai vyksta visuotinis susirinkimas ir mes planuojame šventės. Tai nebuvo kažkokia tai išskirtinė šventė, kuri padaryta tik tą momentą. Jūs galvojate, aš irgi nežinau, kaip vykdomi tie reklamos ir papirkinėjami gyventojai. Aš viską tai puikiai žinau. Ir aš vengiant va tų visų dalykų, aš to ir bijojau, kad mane apkaltins nebūtai tais dalykais, ko aš esu nepadarius. Tai prie širdies ranką padedu, kad aš nei karto nenorėjau nei prasižengti, nei ką. Aš ėjau sąžiningai šitos rinkimus, nenorėdama nieko blogo. Ėjau kaip nepartinė kandidatė, nuo žmonių atstovė, o buvau va taip pažeminta, sutripta ir praradusi savo sveikatą. Dėl to pati labai gailiuosi, kad manęs valstybė negynė
ir dėl to dabar sėdžiu va čia. Ir raudonuoju, ir naktimis nemiegu. Ačiū labai. Gitana kėlė ranką, prašau. Dėkoju, norėčiau paklausti ponios Violetos. Dėl tos šventės ir dėl finansavimo tos šventės. Šventė vyko, matėm, buvo maitinimas, buvo animatorius, buvo didžėjus, turbūt buvo scena ir buvo patirta išlaidų, ar ne, tai šventį. Norėčiau jūsų paklausti, patikslinkit, ta sąmata, jinai kažkokia buvo, kokia ta sąmata buvo, jeigu buvo, ir kas mokėjo už ją, turbūt tai buvo bendruomenės pinigai, ar ne? Jūs kaip seniūnaitė neturit biudžeto ir sprendimų nepriimat, bet jūs esate ir bendruomenės narė ir jūs dalyvaujate bendruomenės veikloje. Tai jeigu galit patikslinkit, kokios buvo patirtos išlaidos, kas jas apmokėjo ir ar jūs dalyvavot sprendimų priėmime. Tai dabar pasakysiu iš karto, kad sprendimų priėmime aš jokiame nedalyvauju niekada, kas yra su pinigais ir taip toliau ir panašiai. Šventės visos rengiamos už bendruomenių narių pinigus, nes mes negauname jokio finansavimo kaip bendruomenė vardant salininkų. Jinai negauna jokio finansavimo. Jinai laikosi iš nario mokesčio ir iš bendruomenės pinigėlių, kurie jie patys pervedė, kad ta šventė įvyktų. Tai mes turime įrodymų ir jeigu jums reiks, bendruomenės pirmininkas su finansininku pristatys. Aš iš šitos dalykus iš vis nelendu, nes tai ne mano. Nei buhalteriniai, nei jokie dalykai. Va, man duokit šventę pašvęst, duokit man kažkokią problemą įspręst, va tai yra mano. Tai už didžėjaus paslaugas, kaip ir visada, kaip ir tas didžėjas mūsų jau yra visą laiką, kurį mes visą laiką jau imam mūsų šventėmis, jau kaip mūsų šeimos narys. Tai už didžėjo paslaugas, už kepę šašlykus ar ką ten ar mėsytę pats mūsų pirmininkas, kuris kiekvieną šventę rengia ir kepa viską, bet tai prisideda bendruomenės nariai. Kiekvienas iš mūsų mokame nario mokestį ir perveda nariai pinigėlius. Tai va taip šventė rengiam. Valtis, kuri buvo mūsų šventė, man kaip seniūnaitei, mano brolis davė šitą valtį, kad jinai, kaip pasakyti, kad paplaukėtų valtis. Bet ir tai, kaip sakant, paskui išėjo taip, kad ta valtis jau buvo, liktai ją pirko kažkas, tai pinigus, vienu žodžiu, jau buvo padaryta taip, liktai už tuos pinigus mes, nežinau, visą šventę padarėm už mano pinigus kažkokius. Kas yra visiškas absurdas. Mes kaip galime, taip stengiamės padaryti tą šventę, nes pinigų neturim. Kas, ko gali, tas to padeda, vat ir viskas. Mikrofoną, jeigu galite išjungti, nes kiekvienas gali būti. Patikslinu klausimą. Ar galite atsakyti, koks buvo šventės biudžetas ir kaip bendruomenėje buvo priimtas sprendimas rengti šventę ir skirti tam tikrą sumą pinigų tai šventėj? Koks biudžetas buvo, aš nežinau, todėl kad į biudžetą aš nelendu. Reikia, užsako, didžėjus ir taip toliau. Aš į šitus dalykus dar kartą sakau, aš niekada į juos nelendu. Mano darbas yra paimti, sugalvoti šventę, kas joje dalyvauja, o į jokius finansinius reikalus aš niekada nelendu, niekada. Ir nereguliuoju šitų dalykų. Tam yra atsakingi asmenys, pirmininkas, buhalteris ir taip toliau. Aš rodau savo, ką aš norėčiau padaryti, kokią šventę aš matau, kaip aš ją matau. Čia yra mano įkvėpimas ir aš viską tai darau. Visas šventės, dar kartą paminėsiu, aš jas organizuoju, aš jas pravedu, tai esu mano idėjos. O visa kita, į finansai nėra mano. Aš niekada nelendu prie finansų. Dėl tų švenčių organizavimo, parengimo scenarijaus vedimo, ar bendruomenė į jūs kreipiasi? Prašo, Violeta, ar galit tą šventę suorganizuoti ir vesti? Ar kaip vyksta tas, jūsų pasitelkimas šventės rengimui? Nuo pat pradžių mūsų bendruomenė ir įstatuose ir visur yra tai, kad aš atsakinga už organizavimą švenčių. Aš atsakinga, kaip yra atsakingas pirmininkas už... Įeina švenčių rengimas, organizavimas, kontroliavimas švenčių. Taip pat kitų problemų sprendimas, kuriuose aš irgi dalyvauju sprendžiant, uždarant įlą visokią, girtuoklių susibūrimo vietą ir taip toliau ir panašiai.
Aš atsakinga už šventes, buvau nuo pat pradžių ir visada tai darau, visas šventes, net nuo gėlyčių sodinimo, viską aš organizuoju. O kas kaip ką moka, jau čia ne mano reikalas, aš niekada į finansus nelindau, niekada nuo pat pradžių. Ir man tai neįdomu, žinok, nes aš nemoku dirbti su finansais. Aš gražą parduotuvėje galiu netai paimti. Gerai, bet jeigu jūs organizuojat šventę, na, tarkim, na, numatot, kad turėtų vykti vat, scenarius, čia kažkas pasveikina, gėlytės įteikia ir taip toliau, tai jūs vis tiek ten numatot, kad reikia tam pinigų. Ir jūs kreipiatės į bendruomenę, ar kaip tai vyksta? Prieš kiekvieną šventę mes kreipiamės į bendruomenę, kad bendruomenės nariai, kas kiek gali, paremtų mūsų šventes, kuriuose jie ir dalyvauja. Tai yra numatyta ir įstatuose, ir yra numatyta pagal mūsų bendravimą su žmonėmis, kad mes neturime ir jiems aiškinam, kad mes niekada neturime finansavimo jokių projektuose. Dėl to viską daro mūsų nariai. Ir mes naudojame pinigus, kuriuos skiria mūsų nariai, tiem šventėms ir taip toliau. Tai čia normalus dalykas. O kaip jūs norite, kaip mes švęsti šventes? Be? Kaip? Iš oro? Su daugiau klausimų, pasisakymų. Kandidatė nesikandidatavo, ten jokios politinės reklamos. Tai išėjo, kad jinai trijuose asmenyse. Ir kažkas taip paskui žino. Taip, tada dėl plakato, prašom, Gyvena. Dar norėčiau paklausti dėl to plakato. Jūs sakot, kad na, ten, kur kabėjo Zuoko plakatas, jums nebuvo galima ten pasikabinti. Ar jūs buvot pasikabinus ir jums liepė nusijimti? Ar na, gal galit plačiau apie tą situaciją, kodėl sakot, kad Zuokui buvo galima kabėti tam toje skelbimų lentoje, o jūsų plakatui nebuvo galima? Tai aš dabar atsakysiu, kad gavau iš seniūno laišką, kad mano plakatas kaba ant mūsų bendruomenės stendo. Nors aš to plakato nemačiau, kad jis kabėjo. Ar tai buvo provokacija, kažkas pakabino, ar ką, ir pasakė nusikabinti. Tai įdomu, kas pakabino. O paskui taip pat jau matome, kad Zuokas kaba pas mus ant plakato. Tai nežinau, kieno čia buvo provokacija, bet tai aš ir užtat ir klausiu. Tai Zuokui, reiškia, galima kabėti ant mūsų stendo, kurį jau, kada jau pasakė, kad aš kabėjau, reiškia, aš, kaip ten buvo, kad tai yra savivaldybės pastatas ir aš nebegaliu savo rinkiminės kampanijos vykdyti ant mūsų to stendo. Aš jos ir net nevykdžiau, aš net nekabinau to savo tam plakato. Bet kas gali pakabinti? Bet ką noriu pasakyti, reiškia, jūs pripažinote, kad Zuokas nepadarė nusižengimo, nors jis kabėjo ant savivaldybės plakato, tai mane matote, kaip aš nusižengusi šitoje dalyje, o Zuoką jau matote nenusižengusi šitoje dalyje. Tai kaip jūs kiekvienam skirtingai vertinate kiekvieną atstovą? Zuokų, reiškia, galima, o man ne. Kaip jūs atsakysit man į šitą klausimą? Kaip? Mikrofoną. Noriu pasitikslinti, Roko, ar buvo pripažintas pažeidimas poniai Fominienei, ar aš kaip suprantu, jin tiesiog gavo laišką iš seniūno su prašymu nusikabinti ir pažeidimo ten nebuvo? Čia gal ne taip ta situacija pristatyta. Pažeidimas buvo dėl to, kad ponios Fominienės plakatas buvo neteisingai pažymėtas, ta prasme, ne pagal tuos reikalavimus, kurie trūko kai kurių elementų tame žymėjime. Tai dėl to apygarda pripažino, kad yra netinkamai pažymėtas, bet ne dėl, kad draudžiama kabinti, niekur nebuvo tokio sprendimo. Prieštarauju, buvo gautas skundas iš Naujininkų Rasų apygardos, kad mano plakatas, ir mes dar rašėm su vardan salininkų, nes tiek buvo daug skundų, kad aš jau pasimetusi. Buvo, kad mano kabėjo plakatas, nes atvažiavo paskui seniūnas ir dar tikrino.
Sakom, pas mus nieko nekaba, ką čia jūs tikrinat, tik Zuoko kabėja. Tai gerai, kad mes dar padarėme specialiai fiksaciją, kad Zuoko kabėjo plakatas, kad paskui neprisikabintų dar prie manęs. Klausimų nėra. Pasisakymų. Aš tikrai vakar tai po vidurnakčio baigiau skaityti pažymą. Kadangi tikrai labai daug yra skundų, labai daug epizodų ir pati tikslios informaciją dar Facebook'e ieškau, žiūrėjau. Tai tiesiog galiu padėkoti Rokui už atliktą didžiulį darbą, nes tikrai labai daug, labai painu, kėliausi apygardos sprendimus, kad suprasčiau tikrai, kokia situacija yra buvusi. Man gal kyla abejonių šiek tiek dėl vieno, tiesiog aš jas gal pasakysiu, bet matyt, balsuosiu taip kaip pagal siūlymą, bet dėl biuletenio viešinimo, nes apygarda iš tiesų priėmė sprendimą dėl biuletenių viešinimo, kad buvo pažeidimas mūsų atsakymuose. Tikrai VRK pasisakom, kad ten yra dviprasmybė dėl to biuletenio užpildyto viešinimo, nes tai yra siejama galbūt su agitacijos draudimu pagal tai, kokio kodekso vieta yra. Tai aš tikrai šiuo klausimu turiu abejonę, nes aš matau kitaip vertinimą šitų nuostatų, bet kadangi VRK pati yra atsakiusi šiose situacijose, tai aišku, pritarsiu pasiūlymui panaikinti tuos apygardos sprendimus, bet aš tikrai pati matau tą abejonę, bet ką mes ir esame kalbėjęs Teisės ir teisėtvarkos komitete, aš tikiuosi, kad šita nuostata bus patikslinta ateityje ir kad jinai bus aiški ir niekam nekels abejonių dėl to biuletenio viešinimo galima, negalima. Jeigu galima, tai ir visada galima, jeigu negalima, tai tada ar tikrai tik tai sekmadienį balsuojant, o kitomis dienomis galima, tai tie dalykai turės būti įspręsti. Bet iš kitos pusės, kadangi abejonė yra, tai matyt reikia aiškinti kandidatės naudai, nes ta abejonė yra su tuo biuletenio viešinimu. Nežinau, jeigu kolegos neturite, taip. Aš dar labai atsiprašau, bet dar tiesiog dėliojantis, kadangi tikrai ta pažyma didelė ir daug visko, dar noriu tik tai paskutinį tokį klausimą Rokui. Toje žolinių šventėje ar yra surinkta faktinių duomenų, kad joje buvo agituojama? Nes pažymoji yra tai aptariama, bet dar tiesiog norėčiau papildomą patikslinimą. Taip, aš galbūt tik tai pasakysiu, kad savarankiškai mes papildomų duomenų nerinkom, rėmėmės tuo, kas buvo nustatyta tyrimų grupės. Be to, galbūt reikia atkreipdėmėsi, kad buvo išsiųsti paklausimai ir pačiai Violetai Fomininiai ir vietos veiklos grupiai vardant Salininkų. Tai jie turėjo galimybę pateikti savo poziciją, bet iš tų atsakymų aš matau, kad tos pozicijos ir nesimato iš tikrųjų. Nesutinkama, tačiau aplinkybių kažkokių ir nenurodyta. Tai šiuo atveju yra nuotraukos, ta prasme papildoma kokia medžiaga, iš ko mes galim spręsti. Yra nuotraukos ir yra, aišku, yra Facebooko įrašai, kuriuos mes pasižiūrėjom, tai dalyje tų Facebooko įrašų yra plakatai skelbiami apie žolinių šventę, ten plakate yra įrašyta Violeta Fominina, bet kaip seniūnaitė, ne kaip kandidatė, bet šalia yra komentarai, kuriuose jinai nurašoma, kad jinai yra kandidatė. Ir yra video, ten irgi susijęti su tuo plakatu, kuriuose parašyta atstovauti ir ginti žmonės. Kviečiame į žolinių šventę. Tai tokia per Facebook kampanija buvo vykdoma. Negalima sakyti, kad visiškai, ta prasme, tai nesusiję su rinkimais buvo. Taip, aš dar tik tai gal papildysiu, kad tas atstovauti ir ginti žmonės buvo jūsų rinkimų šūkis. Tik tai gal šiek tiek, dėl vieno žodžio nesu tikra, ten tiksliai reikėtų pasižiūrėti, bet jūs turbūt atsimenat mintinai, nereikėtų žiūrėti leidinukę. Visų pirma, kad aš nesinaudojau žolinių šventę savo, jūs parodykite man video
ir parodykite man dabar visą medžiagą, kad jūs sakote, kad tai buvo rinkiminė agitacija. Prašau, parodykite, ašgi laukiu. Dėl šūkio neatsakysit. Gerai. Ką, kolegos, ar gali vardan salininkų bendruomenės atstovas šiek tiek paaiškinti mums tą situaciją, kadangi šventė susijusi? Salė kolegos sutiktų. Ar yra prieštaraujančių? Nematau, tai tada trumpai, gerai. Dar kartą labą dieną. Esu tarybos narys, pirmininko pavaduotojas. Noriu oficialiai pareiškti, kad šitoj vietoj žolinių šventė įeina į tą bendrą veiklos grafiką ir mūsų patvirtinta dar 23 metais, 24 metų buvo veiklos plane. Yra šventės, mes jas pasitvirtinam ir mes jas darom. Šitoj vietoj mes labai atidžiai matėm ir jau žinojom, ir jokios paslapties nebuvo, kad vyko rinkiminė kampanija ir mes visaip saugojom ir net neleidom bet kokio pasireiškimo apie tai, kad jinai kandidatė. Ką sako, reiškia, teisės skyriaus specialistas, vadovas? Visiškai teisingai. Mes negalim uždrausti komentarų. Mes juos negalim priversti nerašyti arba kažką padaryti. Mes ką galėjom iš savo pusės, tai niekur pačioj šventėj, aplink šventę ir kitus dalykus nebuvo jokios politinės reklamos. Šitoj vietoj mes tą šventę darėm dėl to, kad šiandien dienai mes džiaugiamės pirmą kartą didžiausią projektą Vilniuje mes laimėjom. Mes gavom 150 000. Pertrauka.
Taip, posėdėje sutrikus viešinio sveikatai buvo padaryta pertrauka posėdžio, buvo iškviesta greitoji, dabar yra teikiama pagalba. Grįžtam į posėdį, pirmiausia pasitikrinsim kvorumą po posėdžio, po pertraukos. Taip, tai Jolita Baušytė, ar Jolita yra salėje, matau. Martynas, dalyvaujate? Martynai? Esu. Taip, matau Martyną. Olga? Esu. Ačiū. Šarūno nebuvo ir nėra. Laura? Esu. Ačiū. Gitana yra salėje, Ingos nebuvo ir nėra. Justai. Ar Justas yra? Nes jisai buvo salėje, bet išvyko. Justo nėra kol kas. Aš salėje. Jolanta? Esu. Ačiū. Andriau? Esu. Dalyvaujate? Taip, taip. Ačiū. Maksimas yra. Ir kitas Andrius, ar dalyvauja? Esu. Ačiū. Tai turime 10 komisijos narių, kvorumas yra ir tiesiog, kadangi prieš pertrauką nebaigėm nagrinėti klausimo, dar ne visai buvo, galbūt dar kas nors būtų norėjęs pasisakyti, tai kandidatai nedalyvaujant siūlau daryti svarstymę pertrauką iki kito posėdžio. Matau, kyla rankos, tai prašom, Andriau. Na, iš tikrųjų tą patį norėjau pasiūlyti, nes tokiam aplinkybėm negalim priiminėti sprendimo, tai manau kitam posėdį būtų geriausia. Ar yra prieštaraujančių pertraukai? Nėra. Gerai, tai tada bendrų sutarimų darom šio klausimo svarstymę pertrauką ir kitame posėdį pabaigsim nagrinėti. Tai kitas darbotvarkės klausimas dėl kovo 16 dienos pirmalaikiams Jonavos rajono savivaldybės mero rinkimams skirtų lėšų paskirstymo pakeitimo pranešė Danguolė Jakštienė. Prašom, Danguolė. Labą dieną. Parengtas sprendimo projektas dėl lėšų paskirstymo pakeitimo, kadangi Jonavos rajono savivaldybės apylinkių rinkimų komisijose nevyksta rinkimai, nevyksta balsavimas, prašome mažinti skirtas lėšas rinkimų organizavimui. Sprendimo projekte yra numatyta sumažinti apylinkių rinkimų komisijų narių darbo užmokestį nuo pirmam turui skirtų lėšų 40%, sumažinti skatinimui skirtas lėšas ir neskirti antram rinkimų turui skirtos sumos, kadangi praranda paskirtį tie asignavimai, negali būti naudojami, nes nevyks balsavimas. Tai ačiū, Danguolė. Ar būtų klausimų, pasisakymų? Matau, Andrius kelia ranką, prašom, Andriau. Noriu pasitikslinti, kada bus žinoma, kiek reikia kompensuoti už neįvykusią rinkimų kampaniją. Labai geras klausimas. Iš tiesų, tai kadangi 2 dalyviai yra savarankiški dalyviai ir jie jau patys gavę sąskaitas gali jas deklaruoti ir teikti ataskaitas, o 2 dalyviai yra politinės partijos, kurios kelia kandidatus kitose apygardose ir jos ataskaitas jau teiks vėliau. Tai aš manau, mes tikrai turėsim apsitarti ir galbūt reikės to įgyvendinimo kažkokio sprendimo, kad išlaidas kompensuosim, turėsim pasitarti ir dėl jų patikrinimo ir kad būtų susijęs su rinkimais. Tai kai šios klausimus tikrai svarstysim tada, kai turėsim ataskaitas. Jau pats grąžinimas galės vykti, neturint ataskaitų tikrai negalėsim kompensuoti. O ta situacija yra stebima, kadangi išlaidos yra registruojamos per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo, tai yra nuo sąskaitos išrašymo, nuo sąskaitos gavimo, tai šiek tiek gali ir užtrukti ir tik tiek, kad žiūrėsim, kada jos buvo patirtos ir ar susijęs su tais rinkimais ir panašiai. Tai va. Ir manau, kad tikrai turės būti klausimas, nes ir reaguojant į tai, kas buvo TTK posėdėje išsakyta, kad galimai turėtų būti sugrąžinta aukotojams, tiem aukotojams, kurie skiria tas aukas ir panašiai. Tai tos klausimus tikrai turėsime apgalvoti. Ir tam matyti reikės šiek tiek ir laiko apgalvojimui, tik tuo labiau, kad ataskaitos dar neteikiamos. Ir šiek tiek ir turim laiko geriau pasiruošti tam sprendimui. Į salę atvyko Justas. Tai ar būtų kitų klausimų dar dėl šio sprendimo projekto pasisakymų? Taip,
Matau, kitas Andrius kelia ranką, prašom, Andriau. Na, iš tikrųjų, dėl sprendimo projekto, tai manau, kad jis yra būtinas, atsižvelgiant į objektyves aplinkybės ir tikrai apgalvotas. Tai visiškai palaikau, nes Jonavoje turime dabar, ką turime. Tai tikrai išlaidų mažinimo klausimas aktualus. Gal tik viešumai paakcentuosiu, kad iš tikrųjų tiem komisijos nariam, apylinkių komisijų nariam Jonavos rajono, kurie dirbo, kurie nešiojo informaciją rinkėjam, užeidavo į namus pas tos, kurie turi teisę balsuoti, iš jų rinko informaciją, tai tikrai jiem yra jų darbo laikas apskaitytas ir jiem bus sumokėta iki juos atleidžiant. Iki kovo 10 dienos yra ir sumokėta, o Jonavos rajono savivaldybės rinkimų komisija vykdo balsavimą viename spec punkte, kuriame yra panevėžiečių, tai tikrai apygardos nemažinam, nes jie dar savo funkcijas vykdo. Tai jeigu daugiau klausimų nėra ir pasisakymų, tai turbūt galėsim balsuoti už visą sprendimą, nereikės balsuoti papunkčiui. Tai vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi rinkimų kodekso 32, 132 ir 133 straipsnių Lietuvos Respublikos Seimo 2025 m. kovo 10 dienos nutarimu dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. spalio 15 dienos nutarimo dėl pirmalaikių Jonavos rajono savivaldybės mero rinkimų paskelbimo pripažinimo netekusių galios ir atsižvelgdama į tai, kad Jonavos rajono savivaldybės rinkimų apylinkėse nebus vykdomas balsavimas, nusprendžia pirma, sumažinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos gruodžio 10 dienos sprendimu SP 334 skirtas lėšas pirmam rinkimų turui 58 933 eurai 40 centų Jonavos rajono savivaldybės apylinkių rinkimų komisijų narių darbo užmokesčiui, 14 733 eurai 22 centai Jonavos rajono savivaldybių apylinkių rinkimų komisijų narių skatinimui ir antra, neskirti 43 686 eurų 31 cento Jonavos rajono savivaldybės apylinkių rinkimų komisijoms, vyriausiosios rinkimų komisijos jau minėto sprendimo 9 priede pirmalaikių Jonavos rajono mero rinkimų pakartotiniam balsavimui numatytų lėšų. Ar galima pritarti bendrų sutarimo? Ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Einamieji klausimai, tai šįryt Rokas siuntė rašto projektą atsakymui dėl rinkimų kodekso 92 straipsnio pakeitimo, kurio numatoma pakeisti rinkimų kodeksą taip, kad rinkimų stebėtojai galėtų fotografuoti, filmuoti, jeigu yra daromas pažeidimas, tai klausia mūsų nuomonės, tai prašau Rokai pristatyti ir Taip, iš tikrųjų, tai iš Seimo Teisės Teisėtvarkos komiteto gavome raštą, yra rengiamas 92 straipsnio 8 dalies 5 punkto pakeitimas. Tai čia jau Seimas mums pateikė jo lyginamąją redakciją, kuri išdėstyta rašte. Iš esmės, tas straipsnis yra papildomas, siekiant užfiksuoti galimus šio kodekso pažeidimus. Rinkimų stebėtojai turi teisę juos fotografuoti, daryti vaizdo garso įrašus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą, išbraukiamą gavus asmenų sutikimą ir dar gale pridedant užfiksuotą medžiagą perduoti atitinkamai rinkimų komisijai ir policijai. Tai iš tikrųjų išbraukia sutikimą, tačiau juos galima fotografuoti fiksuojant pažeidimus, o tos pažeidimus reikia perduoti rinkimų komisijai ir policijai. Tai vertinus tą redakciją, manome, kad gali būti tokia redakcija. Ir dar komisijos narys Andrius Vaišnys siūlė suredaguoti neužfiksuotą medžiagą, bet siūlytų įrašytą medžiagą arba įrašytą informaciją. Tai nežinau, galima būtų pridėti galbūt čia redakcinę pastabą, bet čia tokia. Manau, kad tikrai galėtume pateikti redakcinę pastabą. Jinai turbūt yra tikslinga. Kokios kitų nuomonės dėl rašto, dėl redakcinės? Prašau, Andriau. Tikrai sutinku, kad redakcinę pastabą galima būtų pridėti. Pradėkime nuo to. Kita dalis, taip, mes susiduriam su praktika, kai tam tikrų pažeidimų tiesiog neįmanoma įrodyti, nes jie yra neužfiksuoti. Tai yra vieno asmens žodis prieš kito asmens žodį ir asmenų žodžiai prieš asmenų žodžius, bet konkrečiai stebėtojai ir kiti subjektai negali daryti fiksavimo.
Galbūt ši pataisa išspręstų šį klausimą, bet svarbiausia be abejo dalis yra užtikrinant asmens duomenų apsaugą, tai yra neperžengiant ribų, nes jei mes atidarysim galimybę fiksuoti bet kaip, bet ką ir bet kurioj vietoj, tai iš tikrųjų sukels kur kas daugiau problemų ir mes matysime, kad vienas pažeidimas pasipils po kito ir iš tikrųjų nebus apsaugota viena vertybė fiksuojant kažką, bet bus padaryta eilė pažeidimų. Bet iš esmės taip, aš pritariu, kad turėtų būti šiek tiek praplėstas asortimentas asmenų norinčių užfiksuoti daromus pažeidimus, nes kitaip kartais tiesiog neįmanoma įrodyti, neturi ką pateikti tyrimui. Tai taip, bet reikia tą daryti labai atsargiai. Čia mano pozicija būtų. Matau, Gitana kelia, Olga kelia ranką, prašau, Olga. Sveiki, aš jau savo poziciją šiandien ryte išsakiau, aš susilaikau dėl šito siūlymo, kadangi aš matau čia vis tiek didelį problemą. Aš nebūčiau prieš, kad pakoreguoti galą to straipsnio, kaip siūlė kolega Andrius Vaišnys, tačiau yra išbraukiamas vienas iš variantų, kad reikia gauti to asmens sutikimo. Per praktiką, kuri buvo šiais metais ir atsižvelgiant į paskutinės rinkimus ir į stebėtojo elgesį, aš manau, kad mes tiesiog išauginsim, jeigu nebus to sutikimo kito asmens, tiesiog bus bet kada, bet kaip piknaudžiaujama ir šitas straipsnis pakeis visiškai, bus naudojamas visiškai kitų būdų. Susidoroti su komisijos nariais, įrodyti neteisybę, jų kažką tai tariama kitų asmenų, todėl aš susilaikau. Ir prašau, jeigu, neprašau, ta prasme, jeigu bus šiandien kalbama ir ar balsuoti, ar bendrų sutarimų, aš negaliu pritarti, nes aš matau, kad kaip tai nebebūtų keista skambėti apie tai, kad kai daromas pažeidimas turi būti, ta prasme, sutikimas, bet iš kitos pusės, jeigu yra kažkoks tai stabdomas nusikaltimas ar dar, taip pat, ar jeigu tai yra, pavyzdžiui, kadangi čia yra stebėtojai, kaip ir, pasakysime, galioti vyriausios rinkimų komisijos asmenys, kurie turi tam tikras funkcijas, nors pas mus dabar kodekse yra tik jų teisės, nėra jų pareigų, tai aš negaliu pritarti tokiam išbraukimui dėl sutikimo. Nes kai tai yra, pavyzdžiui, policija, tai lygiai tas pats, jeigu jie kažką tai stabdo, jie turi prisistatyti, kad jie stabdo ir šitą, ir daro kažką, tai ten fiksuoja, tai šituo atveju aš manau, kad turėtų būti paliktas sutikimas asmenų, kad juos galima filmuoti. Andriu dar kelia ranką, prašom, Andriu. Taip keliu, jei neklystu ir buvo pristatyta, bet kokiu atveju prisimenu, kad tikslas perduoti teisėsaugai. Vienas iš jų ir kai Rokas pristatinėjo, lyg buvo paminėta, kad komisijos nariams. Tai ir iš tikrųjų tas fiksavimas nėra savitikslis ir panaudojimas, tai yra keliavimas medžiagos į kažkur kitur būtų tik tais arba komisijai, kuri kompetentinga tas svarstyti, arba teisėsaugai. Jei iš tikrųjų to būtų laikomasi, o neviešinama socialiniuose tinkluose ir kitur, kad nekeliautų kitais kanalais, galbūt logika ir būtų, bet taip, aš pritariu kolegijai Olgai, rizika yra didelė, bet tvarkingai sureglamentavus mes turėsime iš tikrųjų neblogą pagalbinę priemonę atliekant tyrimus. Tiek. Gal mes dar galėtume atkreipti Seimo dėmesį į tai, kad turėtų būti užtikrinta tai, kad jinai nebūtų viešinama kažkaip piknaudžiavimą ir panašiai, dėl būtent asmens duomenų teisių pažeidimų. Olga kelia ranką. Tai šituo atveju ir kolega Andrius pasakė tą mintį. Nežinau, kaip tai pačiam, ar galbūt tiesiog ir draudimą įdėti, nes mes turim per kodeksą draudimus. Ir tą, ką dabar jūs pasakėte, pirmininkė, iš tikrųjų, arba atkreipti dėmesį, arba tą, ką suformulavo faktiškai kolega Andrius, kad tiesiog tą medžiagą draudžiama perduoti kitiems asmenims arba skelbti viešai, maždaug tokio būdu. Nes ta rizika yra labai didelė. Tiesiog ir visi, aš jau tiesiog net matau, jeigu būtų ginčius, girdžiu argumentą, kad jeigu tai bus kažkus tai paviešinta ir po to nebus pripažinta pažeidimu, tai bus, pavyzdžiui, nebus pripažinta pažeidimų rinkimo kodekso prasme, bus didžiulis pažeidimas asmens duomenų
apsaugos srityje. Ir tikrai manau, kad bus tokių asmenų, kurie naudosis tokio dalyko ir tą darys. Net tiesiog sakau, verta gal pamastyti iš tikrųjų arba atkreipti ir aiškinamajame rašte, arba tiesiog pasiūlyti šitame straipsnėje, šitoje dalyje tiesiog, kad būtų draudimas įrašytas, kad kur negalima to viešinti. Vat, nes to dalyko dėja, atsižvelgiant į mūsų stebėtojų veiksmus, nenoris, aišku, apie visus taip kalbėti, galbūt apie kai kuriuos, tai tikrai yra mažai, kad bus perduota ta medžiaga tik komisijam ir arba atitinkamom institucijom. Tai yra policija, kurie gali tirti tam tikrus nusižengimus. Andriau? Mes ir įrašykim, kad įrašas skirtas tik rinkimų komisijai nagrinėti. Ir viskas. Aš irgi galvoju, kad ten tiesiog prie įslapto Toks balsavimo įrašas turėtų. gali būti skirtas tik tai perduoti arba tik perduoti ir nagrinėti rinkimų komisijai. Tai gal siūlyčiau dabar tiesiog ad hoc net neredaguoti čia, o darbinė tvarka. Mes turim iki rytojus atsakyti. Dar turim laiko, ne? Tai tiesiog tada iki rytojus ir susidersim dėl tos dalies. Bet iš principo pati principinė nuostata tai būtų tokia, kad pateikėm pastabas, pasiūlymus, o realiai tai neprieštaravom tokiai. Ir manau, kad gali būti, kad vis tiek komitete diskusijose teks dalyvauti. Tai va. Tai Olga tada sakė, kad jinai ne bendrų sutarimų negalim, bet gal tiesiog, kadangi dar reikia redaguoti ir turėsim sutarti dėl tos redakcijos, tai galėsim prašyti, kad buvo svarstyta VRK posėdyje, o atsakymas suderintas su VRK nariais ir tada net nesiūlyčiau balsuoti, gal kadangi dar gali įsiskirti nuomonės dėl tos redakcinės pastabos. Tai va, gerai tai bus. Matau, kad linksi, nieks neprieštarauja. Tai ačiū, susiderinsim iki rytojus tą papildymą ir tada, kaip suderintą raštą, nusiusime. Tai ačiū Rokui. Ar turime kažkokių kitų klausimų, pradėjimų, pratęsimų? Nieko neturim, rezervo neturim. Tai ką, priminsiu tik tai, kad vyksta balsavimas iš anksto Joniškio ir Panevėžio savivaldybėse. Rinkėjai balsuoja, Joniškyje tradiciškai balsuoja aktyviau negu Panevėžio mieste balsuojant iš anksto. Sekmadienį rinkimai ir rytoj esame nusimatę posėdį. Jeigu reikėtų dėl atsakomųjų nuomonių, 1 valandai ir jeigu nebusime gavę jokio pranešimo, jokio skundo, tai jau iki 12 valandos turėtume apsispręsti ir atšaukti, jeigu nebus klausimų. O eilinis posėdis, aišku, bus ketvirtadienį, jeigu viskas ramu, jeigu nereikės kažkokio greitesnio. Tai žinau, kad kolegos vyks stebėti rinkimų dieną. Mes čia dirbsim visą dieną čia iki vakaro, iki rinkimų rezultatų paskelbimo. Tai tiek, tada galim posėdį ir baigti. Tai ačiū visiems, gražios dienos.